Aš čia kalbėjau apie programas, kai mes maži vaikai būnam, tas vadinamas, kai daug žmonių dabar vadina tai traumomis. Man labai nepatinka tas žodis traumos, žinai. Traumuotas, baisu, žinai. Aukos būsena, man trauma buvo. Man trauma, visi blogi, žinai. Šūdas, čia jokia netrauma, čia yra programa įdiegta tų, kurie nenori, kad mes būtumėm savarankiški ir skraidytumėm savo reikalai, žinai. Jos uždedamos yra, kai mes maži būnam, žinai. 2, 3, 4, 5, 6, 7 metukai ir, ten biškai daugiau, žinai, bet pagrindas, jos įdiegiamos, o mūsų niekas neapgina, tėvai nežino, kas yra kas. Ir ypač ten 10, 20, 30, 40, 50, 60 metų atgal, tai, žinai, niekas neapgina ir viskas, ir traumų pilną prisirenkam. Aš kalbėjau čia apie traumas truputį čia prieš paskutiniam įrašį, žinai, 10 minučių, kur yra. Ir kaip aš šalinau savo traumas, kaip aš pašalinau savo traumas, tas vadinamas, programas. Nereikia taip stipriai, žinai, sureikšminti ir baugintis jų ir bijoti. Čia yra mūsų gyvenimas ir visos programos turi būti pašalintos iš mūsų ir mes turim gyventi sąmoningai ir pilnavertiškai. Ir kaip aš, pavyzdžiui, pašalinau tas programas. Pavyzdžiui, atpažįstam programą kažkokią, kuri mums trukdo, pavyzdžiui, ten, žinai, vaikystėj atpažįstam, kad tada ir tada man buvo kažkas tai, kur dabar aš kenčiu dėl to. Supranti? Ar nerimauju, ar man blogai, ar aš keikiu kažką tai, ar aš pykstu ant kažko tai, žinai. Ant tėvų dažniausiai mes pykstam. Aš irgi pykau ant tėvų, žinai. Konkrečiai tas programas ir pašalinau, žinai. Pavyzdžiui, ten buvo pas mane dėl mamos, žinai. Programa įvaryta. Mama visiškai nekalta. Iš tikrųjų, tėvai visiškai nekalti. Iš karto atleiskit jiems, iš karto apkabinkit, įsivaizduokit. Jeigu sunku prie tėvų prieiti ir atsiprašyti ir atleisti, tiesiog, kai būsi ramiai, apkabink ir mylėk jos ir atleisk viską. Tiesiog įsivaizduok, kad taip darai, tiesiog to užteks. Pamatysi, koksai bus transformacija, kokia bus pipėts. Tai va, aš nuėjau į tą momentą, aš, suaugęs dabar, žinai, nuėjau į tą momentą, kai aš mažiukas, paaiškinau, kad tėvai tave myli, mama tave myli, jie taip supranta meilę ir daviau savo ranką, taip vyriškai, žinai, taip sulenktą alkūnę, daviau savo ranką taip, sakau, paaiškinau, kas yra kas, tave myli visi, tu esi viskas tvarkoja su tavim, jokių problemų su tavim nėra, tu esi pats kečiausias ir greit susitiksim, ta prasme, tokius dalykus susakai, žinai, ir kai pajauti, kad užtenka, kad viskas gerai, viskas, važiuojam toliau ir viskas gerai, žinai. Ir taip vieną po kito ir taip reikia valyti tas paprastas programas. Nieko sudėtingo. Iš tikrųjų, ne man spręsti, žinai, aš įsivaizduoju, kad gali būti sunku labai, gali būti liūdnų dalykų pridirbta, bet čia toks pavyzdys, kaip jas išspręsti. Tai va, jeigu rezonuoja, ką išgirdai dabar, prisijunk, spausk mygtukus, persiųsk draugui, pakalbėsim apie labai įdomius dalykus, mūsų pasaulis labai stipriai keičiasi. Ir einam į geruoju keliu. Tai va, jeigu kas, persiųsk draugui, spausk mygtukus, pasimatysim vėliau. Iki, čiau.